kranto 3-1 sekėtis. Dabar važiuot mintis yra patikrint Kauno balas, Kauno miesto balas. Nu tai gausis Rokai, Garliava, tai ne visai miesto. Bet čia kuo arčiau, kad jum mažiau reikėtų maltis, tai aš važiuoju prieš darbą, sužiūriu, pažiūriu, kad kimba, gaudysim avižą ir viskas. Nu aš jums pasakysiu, sunkiai sekas. Čia nežinau. Jacht klube net nestojom, ten iš vis net prošvaiščių nėra. Čia Raukuose kelias balas patikrinam, net kameras neėmiau, nes mačiau vandenį. Dabar Raukų karjerai. Nu, ką žinau. Čia labai skaidrus vanduo visur. Einam Peikinas ir sužinosim, kas čia per story. Anąkart, dabar po laidos, kurią įkėliau vakar. Pizdį nemažai gavau. Rūpinatės manim. Aš pasirūpinsiu jūsų gerumu. Kaip čia? Tiesiog kreipiu dėmesį į pastabas. Sorry, kad nebuvo anąkart. Tai dabar pasitaisim. Peikinas net išlupt neina. Va. Pasitaisim, reaguojam, stengiamės dirbti kartu. Dabar čia primėtyta ledų, tai baisiai čia kažkas iš toli net. Kažkas iš toli, žiūrėjau. Ką žinau, jei taip atsistoja ir netraška, tai čia daug vilčių. Nu. Mes ir ant plonesnio sugebam. Tik kad čia skaidrumas, tai šakės. 2 metrų gylį dugną matau. Tai čia tik ant gylio maltis, o dar ant gylio tai biški baisoka. Bet kad toks ledas lūž, tai čia šansų šiaip nėra. Tai va, žodžiu, Rakų karjerai. Čia vietiniai karjerais vadina. Man tai čia balos, kažkuma audyklos. Tai va, turit vieną info, kur laiko, rytoj drąsiai. Vieną pusę parodžiau, kitos neparodžiau. O. Vanduo teka, tyvuliuoja puikiai. Toj pritrauksim. Net gulbės neišskridė. Tai aš nesuprantu, čia jom gerai, tai va. Nelabai gerai, čia jos prišals. Kaip jas išbaidyt, kad jos negrįžtų? Nekaip. Čia net netraško. Ko čia nieks nelipia? Nu aišku. Šiek tiek kartais trakštelna, bet mano ir svoris 95. Tai bandom. Abi pusės, žodžiu, karjerą laiko drąsiai. Bandom. Patoga, kai vienas užlipi. Nei tau žmonės trukdo nieko.
Prie kranto 3-1 sekėtis nieko. Lekiam kapot. Oi, rūkom. Labai prastai kol kas. Faktas, kad prastai. Čia gal su kokiu jauku reikėtų angilio šertis. Baltą žuvį. Ai, nuspręsta, viskas. Važiuojam kitą balą žiūrėti. Čia kaip ir viskas, aišku, žuvies 0, ledas geras. Nu, tuoj prie balos neprieisim. Jau matau, žemelė nupirkta ir čia tų dėžučių elektros skydinių yra. Gal nebus. Tuoj nuo šlaito čia svarbu nenusileisti. Taip, kad su bileteniu į darbą išeit. Šiaip viskas gerai. Aišku, čia kaip visada šiukšlynas geras. Gali ir privatizuoti, nebus tų šiukšlintojų. Nu ką. O. Kaip mums ir patinka. Nu, čia lydeko nemažai, tai avižas jau pasiruošė aukot. Nendrės kažkas išsilupė. Nu ir pasižiūrim, ką mes čia galim irgi. Seriją kečių ir bandom drebinti. Jau čia su giliu problemos, visur dugną matau. Nu kaip problemos, mums drąsiau nuo to. Bet dar daug ekečių nekalam, nes reikia apšilt, suprantat. Porą ekečių tokių bandomųjų, kad biški kojos priprastų prie traškėsio. Ką, šaunam matiliuko kupetą ir tikrinam reikaliuką. Pradžia nežada daug. Bet jeigu mes žuvį matom, tai kaip jūs galvojat, mus mato ar ne? Mane ir dėžė. Ir žiūrinti kolektyvą. Nu, gylio gal bus iki kaklo daugiau. Principai lūžęs atsispirtum, tai manau, kad tobulas gylis.
Tai dabar kaip ledas geras, tai aišku žuvies nerasim. Nelabai turim laiko, nes pervažiavimai tai žiauriai kainuoja. Pervažiuoji 10-20 mėkečių ir tu jau žiūrėk 1,5 valandos neturi. Kol įsikrauni, kol pasikrauni, kol ateini, kol pasidarai. Kosmosas su laikais. Viena eketė įskiri minutę, 2-3. Aišku, galima būtų greičiau bėgti. Bet neaišku, kokia žuvis, ar jinai vangi, ar iš toliau ateina. Geriau biškį ilgiau pavaladot nei po 2 sekundės. Nors kokie 3-4 pakelimai ir aš bėgu iš tikrųjų. Net neišbūnu aš tų 2 minučių. 3 tuo labiau. Jei kas atpažinsit šitą balą, papasakokit, iš kur čia ungurių gali būti. Vasarą buvau pagavęs. Žmonės ten, kur tuos kitus susiprivatizavę, gal iš ten. Yra šansų tokių, nes tikrai neoriginaliai čia atsiradė. Čia plius minus įsivaizduojam, kai vasarą ėjo žolių juosta, eisim prie to žolių juostos paieškot. Mažiau baidos prie žolių. Jeigu ir girdi paviršiui, žmogų traškantį, tai prie žolių atsistoja. Tai taip kažkaip pabandysim padaužyti. Nes čia, pavyzdžiui, mailiaus tai be proto, ten raudelių. Kosmodromas. Leidžiam dabar eketėm pailsėt. Nulėkiam. Vieną dar turim čia netoli. Padrebinam ir eisim į seriją. Sakiau, duosiu eketėm pailsėt 10 minučių. Kantrybės 0. Nėra čia ką ilsėt, pradedu eit. Nieka. Nieka nėra. Čia paskui susitraškina tas ledas. Į ledo tuos kilimus susikaupia vanduo, sušala. Ir susidaro tvirtas ledas. Reikia tik pradžiai ištraškinti. Kuo giliau einam, tuo sekliau daros. Nežinau. Galėtume bent kokią lydeką išsidrebinti. Negaila tos avižos būtų. Jeigu palaikyčiau bent jau kokių 10 sekundžių. Nes dažnai lydeka iškart pjauna, jeigu negauna į lūpą. Jam. Liau. Čia jau netokia ešerių žuklė, kur savuose telkiniuose. Aišku, ten privatus telkinys, ten faktas, kad to žuvies daugiau. Čia Kauno balose iš vis liūdna. Gal dar pramušim, nes realiai tas vidurdienis 12 valandų man nelabai kada teisinas. Aišku, prieš darbą tiek daug laiko ir neturiu. Bet galėsit patys pasidaryti išvadas, kur galit varyt.
savaitgalį, tai čia jau turėkit grąžtą būtinai. Peikiną, jeigu įkaltumėt. Bet aš manau, kad čia 10 grąžtas visą žuvį ištrauktų. Per 10 grąžtą ešerys beveik iki kilo lenda pasistengus. Ir su juo gręžt lengva. Tai jeigu negaudo didesnių nei kilogramas, tai kaip aš. Mėlačių specialistas. Bėgam. Vieta gera. Žuviai. Tai tikrai, žvejų gal nelabai. Bet ir matau po kojom, kad čia į tokį. Ten tą žolę paskui kaip ištrauki, tai ten toks šleifas dumblo pakyla. Šiaip reiktų iš karto beveik ir bėgt. Nu, bet dar pabūnam, gal sudominsim žuvį, gal atbėgs pažiūrėti, kas čia įvyko. Bet greičiausiai, kad ne. Jau būsiu sudirbęs vietą, reikia bėgti. Nu ką, kaip čia jie vadinasi? Skutami. Nu tokie. Kas mėgsta žuvį, tai valgo tokius. Mes kaip nelabai mėgėjai, tai kol kas dar nemetu į eketę, bet porą padaužau ir leidžiu atgal. Įdomu, kiek iš eketės bus, jeigu vienas, tai greit bėgsim, jeigu dar atsilieps, nu tai padaužysim. Ešeriukai riebus labai, nes saulažuvių čia daug. Ir panašu, kad vienas. Nuėdė. Yra biški kibimas, bet labai jau reikia išpurtyti. Atsargus, kažkur vadina šone sulindę. Arba šiaip nenori. Tai reikia 3 matiliukus. Uždedam. Aviža juoda, volframinė. Vakar vieną laidojom, šiandien užsidėjom naują. Šiaip angilio jau supratau rokuose, kad volframinė aviža tai reikalas geras. Mažą avižą galima greitai leisti ir jokių problemų. Gerai eina. O jau čia užpuolė va tokie. Nes jau labai badymas vyksta. Ir gan aukštai, kokių 30-40 cm nuo dugno. Va. Jau gal net 50. Vejasi kylanti masalą. Net su 3 mm avižą nepakertu. Tai 3 mm avižoj, nežinau, 14 numerio kabliukas.
Nu, rimti ešeriukai čia. Pradžia taip gerai nuteikė. Paleidžiam big fishus. Įstrigo į ledą. Nu čia kosmosas. Tuo jeigu pakirsiu vieną, pamatysit, kokie čia reikalai prasidėjo. Įsivaizduoju, kad peršviečiami. Pirštinius tai tokių nenaudokit su visokiais kumštiniais pirštukais, dar kažko ankliūna, tai žiauri. Va. Upių siaubas, kuojus. Leidžiu iškart į eketę, nešaldau šitą žuvies. Pabandom dar pasijaukint. Išeisim. Kiek aš čia? Nu, dar nemažai turiu ekečių. Praeisim kitas eketės. Per tą laiką čia užsišersim. Yra įtarimas, kad galim lydeką užsišert prisikvietę, bet nu ką. Nespjaunam ir tą palaikyt rankose. Aišku, dabar negalima jų gaudyti, bet būna navižos man kažkaip kaip specialiai atrodo. Sublizgė visą dieną eik niekur, o prie kelmų tik avižą įkiršk ir iš karto. Tuo žvėjosim su avižom pavadėliu susidėję. Dar patinka tas ledas šviežias, neprišalęs, kad meškerytę gerai mėtyt, valas neslysta. Meškerytės tai aš labai nemėtau, bet valas neužkliūna. Jau kai prasideda grąžto eketis, tai ten jau biški sunkiau, kai prišala gabaliukai ledų. Nors šį irgi toj prišals. Bet kol neprišalę, tol pasaka. Nu, sakiau. Kojyčių raudelių čia yra. Galima savo papramogauti smagiai atsidarimui. Net irgi prie pat dugno nekimba. Aukščiau kažkaip tais. Didėja gramais. Nu tokia. Kokie 40-50 gramų.
valo nesugraibom tiek prie ledo, nu, taip lygiai su ledu nugriūna, kad nėra kaip užčiuopti. Reikia nuotrauką. Bandau kibimą užfiksuoti. Kibt kimba be proto, tik tai jungi kamerą, atrodo, kad čia kaip ranka nuima. Gal pasikelt aukščiau. Kameros ribose bandyti. Nu. Sakau, užburtas ratas. O, žiūrėk. Per 3-4 kart linkstelna kerti nieko. Tai kada čia reikia kirsti? Turbūt už matilio galo taso, čia reikia taktiką naudot, kur pasakau Nevėžį. Nu va, važiuokit ir kaifuokit. Gerai, kadangi daug laiko neturim, važiuojam dar patikrint kokią balą. Pirmą kartą praeini su traškinį ir viskas, jis nebetraškas. Tikrai tvirtas ledas, ten tik tai nesigrupuokit į krūvas ir turėsit labai šaunias pirmas žvejybas žieminės. Pirmas ledas visą laiką duoda gerų rezultatų. Aišku, geriausia, kai tas pirmas ledas nebūna vasario vidury. Vasario pradžia, kas čia dabar? 10 kokią dieną. Va, kiek lekiu net netraška. Aišku, dar ir ėjimas priklauso, kai kojų nekelit ir netraška. Gerai, gana čia hihihaka. Važiuojam dar į legendinę tribalę. Nu, tribaliai pirmas vaizdas, tai kad vėl gulbės plaukioja. Nu, čia nebandom. Irgi kažkas bandė. Visur panašus ledas, čia tai tribaliai mažesnė ta bala. Keturi, 5 comai. Žodžiu, šiandien jau galima bandyti, rytoj jau drąsiai. Tai be smeigų, tai be diržo, o galiausiai be proto, į Nevėžį. Lampėdžius skrendam net nesustodami. Matom, kad žmonės vaikšta, tai ten tikrai laiko, bet ten galioja kitas šiek tiek žvejybos leidimas. Tai irgi ten pigus, nežinau, aš ten koks, nu, kažkoks ten bet faktas mes jo dabar neturim, tai net ir netikrinsim, čia net neaktualu mum. Jau stipriai užšalę ežerai, nes ežerai tik kosmosas, jau
su grąžtu reikia visur žvejoti. Mūsų tikslas pasiekti Nevėžį. Jau esam netoli prie top ženklo. Bandom. Nu, bepratystė baigta, važiuojam montuoti video ir jau šiandien įkelsiu, tik nežinau kokiu metu gausis. Dabar turim ketvirtadienį, gal vakare gausis, tik tai jeigu spėsiu sumontuoti. Medžiagos šiaip nedaug, gal greitai ten bus. Ačiū, kad žiūrėjot. See ya.